Pavasaris atėjęs, sėjamoji prasidėjo, ką galit pasiūlyti ūkininkam? Galim pasiūlyti tos dokiant tartum sėjamasias. Galim pasiūlyti diskės, galim pasiūlyti bendiskės su trąšom ir be trąšų. O kokio dydžio siūlot jas čia? Siūlom nuo, sakykime, 2,5 metro iki 4 metrų. Tai yra 2,5, 3, 3,5, 4. Žinoma, Lietuvoje populiariausias yra 3 ir 4 metrų sėjamasios. Kiek arklių, kokią traktorių maždaug 4 metrų reikėtų? 4 metrų, sakytumėm, taip maždaug apie 100 arklio galių. Kuris čia paksas maždaug? B4110. Šitas variantas būtent su trąšų įterpimu, taip? Šitas variantas yra su trąšų įterpimu. Jį turi 2 bunkerius, tai yra sėklos ir trąšų, kurie yra po 600 beveik 80 litrų. Jeigu tokį variantą pasirinksime tik tais su sėkla, be trąšų bunkerio, šitokios sėjamosios su paaukštinimais talpa sieks 1300 su trupučiu, ne kilogramų litrų. Taigi turim porą bunkerių, vienas sėklos, vienas trąšų. Trąšos yra taip pat su apačioj, yra malūnėlis, dar jas truputėlį pasmulkint. Sėklos lygis matosi mechaniškai, burbulas, grinai nuo to, kiek yra. Šitas yra jau su paaukštinimais, o visa informacija apie tai, kokias kultūras sėti, kaip susireguliuoti ir ką daryti, viskas yra ant sėjamosios, kad niekada nepamirštume. Čia tų variantų daug ir visokių. Kokią komplektaciją mėgsta ūkininkai pasisirinktis? Lietuvoje? Jie mėgsta pilnos komplektacijos sėjamasias. Tai yra dvidiskė, su trąšom, su paaukštinimais, plačiais ratais žinoma. O toliau visa kita yra standartinė komplektacija. Tokie dalykai kaip hidrauliniai ženklintuvai. Mes į standartinę komplektaciją taip pat dedame ir dėžių purentuvus. Tokie reikalingi dalykai. Tai kokias kultūras galima naudoti šitą sėjamąją? Su šitą sėjamąją galima sėti nuo pačių mažiausių sėklų, tai yra rapso, iki pupų. Tačiau ne pačių didžiausių, nes jau jos tiesiog netelpa per vamzdį. Taip pat šitos vario dėžės pagalba galima sėti nuo 1,5 kg iki 400 kg į hektarą. Visos 4 metrų sėjamosios turi lempas, kad naktį jūsų nenudaužtų. Taip pat komplekte gausite ir šitokį dalyką. Tai yra svarstyklės pasisverti normą. Normą arba kad ir ką jūs ten sveriat, gausit kibirą. Ką dabar su to kibiru daryti? Vėl sulankstyti. Op. Susidedi atgal savo svarstyklės. Arba svarstyklės dedi į kišenę, jeigu bijai, kad kaimynas pavogs. Ir tiesiog šičia gražiai viską įdedi ir užfiksuoji. Štai ir viskas. Gylis reguliuojasi mechaniškai. Dėžių purentuvai standartinėje komplektacijoje yra paprasti S formos. Taip pat pas mus galite užsisakyti ir Pro versiją su spyruokliam, jeigu turit labai daug akmenų. Kaip su garantija, detalėm siūlot? Kaip mes galim nesiūlyti garantijos, jeigu esame oficialus Osdoken atstovas Lietuvoje. Tiek detalės, tiek garantinis ar po garantinis aptarnavimas yra pas mus Agrobant. Garantinis yra metai laiko, gamyklinis. Gamykla siūlo metų laiko garantiją, jeigu jau kažkas nutiks, tai nutiks per metus. O jeigu nenutiks, tai nenutiks ir per 5. Tokia yra mūsų praktika. Turbūt, kad nuo rudens galėsime pasiūlyti būtent šias Pertum sėjamasias su ISOBUS funkcija. Jeigu kažkam įdomu, susisiekit su mumis, papasakosim plačiau. Nes Osdoken gamykla jau pradėjo pardavimus pirmųjų precizinių sėjamųjų su ISOBUS funkcija ir sekantis etapas yra būtent Pertum sėjamųjų ISOBUS funkcija. Tai laukit ir sekit naujienas. Norintiems įsigyti, per kur galima susisiekti su jumis? Pirmiausiai, tai užeik į agrobond.lt, susižiūrėk specifikacijas, kokios domina, kokio pločio sėjamoji domina, arba tiesiog paimk telefoną, skambink mūsų vadybininkam ir gausi kainos pasiūlymą.